Ryto svečias. Prie mikrofono Dovilė Servienė ir Audrys Antanaitis. Dar visai neseniai, mėlėjai klausytojai, keliaudavome po Lietuvą laidoje Lietuva su Audriu Antanaičiu. Dabar mes truputėlį gyvename kitaip, bet kelionių nutraukti nesinori ir vis tiek po įvairias Lietuvos vietas arba įvairias Lietuvos vietas mes jums ir toliau pristatysime. Ir šiandieną pristatome visai netoli mūsų esančius Salininkus Vilniaus miesto dalį, kuri yra viso labo 5 kilometrai nuo miesto centro. Bet prisipažinkite, ranką prie širdies pridėję, kiek jūsų tenai buvo. Ar tikrai žinote, kur jie Salininkai yra, o norisi juos pažinti. Taip, kad pažindinkimės mūsų viešne, Salininkų asociacijos pirmininkė Ramutė Nalivaikienė. Labadiena, Ramutė. Labadiena. Ir iš ties atrodo, kad Salininkai toli, iš tikrųjų Salininkai arti. Gal galite pasakyti, kokia tai yra miesto dalis, kuo jie gyvena? Ir žinot, štai Wikipediją atsivertėme, žiūrime, Salininkų sudaro 3 pagrindinės gyvenvietės. Melioratorių, naujoji ir senoji. Gal jau paseno šis skirstymas? Šiek tiek paseno. Tiesiog tai, kada pradėjo kurtis patys Salininkai buvusiam dvare, ir ta istorija mena labai senus laikus, net nuo 16 amžiaus galima išskaityti, rasti užuomazgų, net ir nuo 14 amžiaus yra labai daug įdomios istorijos, kur galima net surasti sąsają su Gorecki giminė. Jeigu gal istorikai labiau žino, kad buvo kariškis ir poetas Antonis Gorecki, tiesiog... Antanas, kitaip tariant, ar ne? Kitaip Antanas, tiesiog norėjau pasakyti, kad tuo metu, kaip nebūtų, buvo populiari lenkų kalba ir galbūt dėl to yra išlikę, net tiesiog mes ir patys kaip bendruomenė radome jo, net ir tekstų rašytų, vėliau virtusių dainomis. Ir taip pat net šaknis minė apie Tadą Goreckį, tai yra dailininką, arba kitaip, jeigu į lenkų kalbą persimetus Tadeusz Goreckį, jo net yra eksponuojami ir Lietuvos dailės muziejuje keli darbai. Tai viso šios įdomios istorijos liekanos yra išlikęs kultūros paveldas, jo dvaro liekana tai yra Svirnas. Aišku, Svirnas yra pakankamai toks apgailėtinas. Šiai dienai jis yra privačiose rankose ir labai norisi tikėti, kad savininkas vis dėlto imsis tų žygių, kad tą Svirną atstatyti. Bet šiaip jau, Ramutė, turbūt ir įstatymas reikalauja, kad kultūros paveldo objektais būtų rūpinamasi. Kažkada dar kol net turbūt, aš dabar galvoju, ten buvo įmonė melioracija, tai dėl to turbūt ir tos gatvės melioratorių, melioracija. Kai į tą dvarą buvo atkelta tokia įmonė, kadangi mūsų vietovė iš vis yra pelkėta, kaip mes sakom, juokėmės, kastuvą kas į vandenį atrasi. Ir tiesiog buvo net, ta pati įmonė, jinai buvo užregistravusi tą kultūrą Svirną patį, nes kuris yra 1785 metų, net yra žymė, įrašas yra toksai. Tai mes dabar su jumis kartu raginame savininką, kad jisai rūpintųsi to Svirnu ir kad aptvarkytų tų dvaro pavardę. Sutvarkytų, nes yra ten daug yra dalykų, nes yra ir buvusi bažnyčia, mes savo bendruomenės iniciatyvą net suradome jau, žinome bent jau tą vietą, kur buvo bažnyčia. Dabar, aišku, planuojama pastatyti bažnyčią Salininkuose. Yra jau skirtas ir miesto išeina sklypas, tiesiog aišku, jinai bus kitoje vietoje, bet tačiau tai irgi būtų vienas iš stimulų kažką tai, sakykime, atgal atkurti tą istoriją, kuri tenais buvo ir labai įdomi. Ramutė, aš to mikrofoną perduosiu Dovilei, bet dar vienas klausimas, kokią teritoriją apima Salininkai, nes 5 kilometrai nuo miesto centro, man kažkaip sunku patikėti, kad jūs viso labo
mes esame miesto centre Gedimino prospekte, kad jūs taip arti esate. Kur prasideda Salininkai? Salininkų pati bendruomenė pas mus prasideda nuo Žirnių gatvės, iki kol baigėsi prasideda rajonas. Tai kad žmonėms būtų paprasčiau, visi tiek gerai žino Juodšilius, Rudaminą, tai va iki Geležinkelio. Ir tiesiog iš vienos pusės keliauja Burbiškių miškas, Užusienis, Paneriai. Tai va, ir mes esame tokiam viduriuke, nuo Liepkalnio gatvės. Tai va, ta prasme, kad mūsų kaimynas, aišku, yra, sakykite tiesiai šviesiai. Kabutėse draugiškas oro uostas, tiesiog, aišku, tai yra liūdna konstatuoti, aišku, ekonomiką mes čia dabar nesisprausime, bet labai norisi, kad nebūtų traktacijos tokios, kad, jūs čia be reikalo pasistatėt. Kaip paskau, niekas be reikalo neatsiranda ir jeigu yra kažkokie tai planai, tai jie ir turi būti, bet kai sakau, jau jeigu kažkada tai gyveno 2000 gyventojų, tai buvo viena situacija, o paskutiniu metu mes jau turim daugiau kaip 10 000 gyventojų. Aha, bet žiūrėkit, oro uostas, kirtimai, Taboras, bet patraukli tokia teritorija? Jinai pakankamai labai normali, mes turim 44 sodų bendrijas, kuriuose gyvena labai daug jaunimo, turime pakankamai daug daugiavaikių šeimų, 3 ir daugiau. Be abejo. Na gerai, apie tai dar pakalbėsime. Dovilė, sakyk, kada tu paskutinį kartą buvai Salininkuose? Kada paskutinį kartą buvau oro uoste, galiu pasakyti. Bet oro uostas prie Salininkų, bet Salininkuose turbūt mes turėsime su tavim vieną dieną sėsti į automobilį ir nuvažiuoti. Jeigu mums, aišku, papasakos apie turizmo galbūt kryptis, sakėt, pelkėta teritorija, kastuvų, kasi, vandenį atrasi. Ar galima atvažiuoti, pasigrožėti pelkėmis, gamtos vaizdais? Kadangi, kai ir sakiau, buvo melioracija, tenai pakankamai daug ką numelieravo, tačiau yra daug įvairiausių tvenkinių ir tose pačiose sodo bendrijose ir pats didžiausias grožis tai yra 2 dvaro tvenkiniai, kurie yra išlikę. Kad tai yra pakankamai švarus vanduo, tą liudija tenais gyvenančios antys, gulbės. Tai ir tai yra pačios, sakysim taip, to mikrorajono yra centre, nes būtent tas dvaras ir šalia esantis. Tiesiog nenori tenka sugrįžti prie tos pačios istorijos, dėl ko yra toj Wikipedijoje taip nurodyta, kad iš tų lyg 3 kaimų tiesiog buvo atkelti ir tremtiniai, tai toks lyg mes dabar sakom, kvartalas yra dar labiau galbūt senbuviai buvę vieni kiti, tiesiog Salininkuose, kaip nekeistava, net ir yra jau čia arčiau šitos senosios gyvenvietės yra net 2 kapinės, dabar ten prie Žirnių dar didesnį plotą, kai sako, žmogus gimsta, žmogus ir miršta, vis tiek reikia į tenai įsikliūti. Daug turime gyvosios gamtos, kaip sakau, yra iš tikrųjų labai miela ir gražu, kai iš Panerių miško bėga stirnos, bėga zuikiai, bėga lapės ir visą tai gali matyti per savo namo ar būtų langą. Badas negresia jums. Tiesiog vienas minusas, galbūt dabar dar kol šviežiai žolė neprasikalusi, turime tikrai turbūt ir Lietuvė esančią bėdą, tai yra senos žolės deginimas ir kaip aš sakau, kai pavasaris atbėga, taip mes gaisrininkais ir dirbam. Nėra blogiau, kai yra tokių asmenų, kurie padega žolę naktį, vėlų vakarą, kada nesimato, tikrai yra, pasakysiu taip, bėgau pati, baisu, žinokit, tai gesinti gaisro naktį, nes tu nežinai, kur statai koją. Ir kaip aš sakau, aš suprantu, ten vienas sako, ten sudega erkė, bet aš sakau, prie erkės sudega dar daugiau. Ir dėl to, kas anksčiau buvo, pavyzdžiui, kurapkos ateidavo į kiemą, tai dabar kurapkų mes jau nebeturim. Tačiau turime varlyčių kumučių, kurios iš tvenkinio bėga poruotis. Jau poruos, jau lenda, jau jos bėga ir kaip aš sakau, vėl ta pati norisi, kad ir aplinkosaugininkai išvelgtų tą rūpestį, kad būtent kaip sudaryti sąlygas, tai gyvai gamtai kartu šalia su žmonėmis būti, nes automobiliai pravažiuoja, jas, kaip aš sakau, sutraiško, gal yra būdų priemonių. Yra būdų, mes neseniai, Ramutė, kalbėjome su Varnių regioninio parko direktorė ir apie Varlianešį, kad reikia gamtininkai ar kas nors ar seniūnijos užtveria tvorelės. Šalia pastato kibirėlius, į kuriuos taip, ir paskui jas, aišku, reikia pernešti, taip, kad čia pakankamai sudėtingas mechanizmas, bet galėsime patarti, kaip tą padaryti, nes mes viską žinome.
Taip. Dabar apie, Ramute, apie pačią bendruomenę. Kiek joje aktyvių narių? Kokius projektus jūs įgyvendinate? Ir dar būtų gerai, o kokia kalba daugiausiai kalbate? Na, gal čia nekorektiškas klausimas, o kodėl ne? Tai visi mes poliglotai. Ne, viskas yra labai gerai. Ir iš tikrųjų turbūt vien tą, apie ką, aišku, tavo istoriškai, vėl vis tiek prie tos istorijos nenori reiks priplaukti. Kalbame mes, aišku, lietuviškai. Jeigu yra žmonių, kurie kalba be abejo ir lenkiškai, ir rusiškai, ir baltarusiškai, ir visomis kalbomis, kokie tik tai reikia. Tikrai kažkada tai labai liūdna, kai sako, vienoj tokioj ypatingo institucijoje buvo mums pasakyta, kad jums ten kažkas nepatinka, ten tautiškumą, dar kažkas. Bendruomenė tikrai yra atvira visom tautom vien tuo, kadangi mes kūrėme ir savo tradicijas, yra tradiciniai renginiai, kurie per pačios asociacijos gyvavimo laikotarpio 10-metį išsirituliavo į 4 pagrindinius renginius ir vienas iš jų yra pagrindinis rudenį, kuris taip ir vadinasi Pasitikime rudenį Salininkose. Aš suprantu, kad ruduogi ateina visur, bet mes pradedam visą laiką nuo pietinės miesto pusės. Ir kad nesijustų tos kažkokios tai kalbinės diskriminacijos, tai pas mus dainuojam būtent visomis kalbomis. Kaip aš sakau, yra ir vokiškai dainuojančių, ir lenkiškai, ir baltarusiškai, ir ukrainietiškai, be abejo lietuviškai, ir lietuviškas himnas taip pat pradedamas nuo to. Renginys būna savo mastu didelis tai, kad mes pradedam nuo 9 ryto ir baigiam tik 9 vakare. Ką veikiate? Ir prasideda mugė, vėliau pereina į sporto įvairiausias varžybas, tradicinio, netradicinio, sulaukiame ar sunkumų kilnotojų, ar, sakykime, sarginių šunų demonstravimų. Galbūt net yra eitynės ir vyriausios kitos įžymybės, be abejo, ir ta, kai sako, kultūrinė visa programa muzikinė, kuri ir be abejo yra nominacijos. Šiaip tai norim kartu pasikviesti, pavasaris 1 gegužės 6 Salininkose vyks dekoratyvinių augalų tautodailės mugė. Tai bus gegužės 3, tai vadinasi Salininkų pavasaris, tai bus proga susitikti. Tai tada su Dovilė ir važiuosim. Prie tvenkinių galima pasivaikščioti, prie tvenkinių, prie Svirno? Be abejo. Galima. Nu, į Svirną, aišku, pažiūrėsite šonų. O kaip bendruomenė pati įsitraukia į veiklą? Bendruomenės, sakysim taip, vienas iš pagrindinių darbų, mes esame pasidarę, kad nebūtų tai, kad iš piršto laužta, mes esame pasidarę pas save apklausą ir apklausę esam 20% gyventojų. Tai, kai sako, daugiau nei turbūt įstatymas tą net nurodo. Tiesiog, kad norėjome geriau žinoti. Gerai, per eterį noriu padėkoti Riomerio studentams, kurie mums irgi tokį, kai sako, bendradarbiaujant labai didelį tojo apklauso indėlį įdėjo. Tai viens iš tų būdų mes bent jau žinom, ko mums labiausiai reikia. Be abejo, mes turim tik vieną darželį, kuris, kaip aš sakau, buvo nuo tų senų laikų, kai, tiesiog ir gyvento, aš sakiau, gyveno tik tai 2000. Šiandieną pas mus yra užtrukęs prieinamasis laikotarpis. Aš tiesiog taip sakau miesto valdžiai. Kai Salininkus paliko, rajonas nieko nedarė, nes galvojo, kad paims miestas, o miestas vis niekaip nesugeba mūsų paimti ir finansiškai peržiūrėti. Dėl to daug, kai nekatrų projektų visą tai praplaukia arba nusprendžia, kad yra vis dėlto kokia nors puikesnė vieta, kur reikia investuoti, bet ne čia. Bet mes, kaip aš sakau, mes esam kantrus, mes nemiegam, mes keliaujam ir einam. Tai vienas iš tokių pavyzdžių buvo, kai miestas peržiūrėdamas mokyklas, ten juk vidurinės, jų tas mokymas yra kitaip pergrupuojamas, tai mes argumentavom ir įtikinom tiek Seimo narius, tiek švietimo ministeriją, pateikę buvome, kai sako, išklotinės argumentų ir vis dėlto atsirado net ir pataisos įstatyme, kas leido atsirasti, virsti iš Salininkų vidurinės mokyklos į Salininkų gimnaziją. Tai jūs turite vieną darželį, vieną gimnaziją? Taip, turim taip. Bažnyčios nėra, dar tik bažnyčią planuojama statyti, bet jau žemės sklypelį turim, kunigėlis.
Nu, paštas yra, bet kiek girdžiu, kai sako, prausis jau keliauja, lyg tai ruošias likviduoti, kažkodėl tai jis ten kažkam tai tampa nereikalingas, nežinau, tiesiog turėjome ir biblioteką, aišku, buvo tokia apgailėtina, 20 kvadratinių metrų. Nu, aišku, ką į tą biblioteką beįdėsi. Nu, tačiau... Šiandien jūs nebeturit jos. Šiandien taip gaila, mes neturim, kaip aš sakau, bet už to džiaugiamės, ne, kad Žirmūnuose atsirado. Salininkos yra kur dirbti žmonėms šiaip? Nes ten sakėte, daug sodų bendrijų yra, tai turbūt važinėja vis dėlto salininkiečiai į kitus. Nu, tiesiog, bet mes šnekėm apie tai, kad yra šalia kirtimuose, yra šalia, kaip aš sakau, per miškelį ir už Taboro yra visas pramoninis rajonas, dalis salininkiečių dirba tenais. Jeigu tik nori, tai darbo tikrai rasi. Visą laiką surasi, nu, dabar atsidarė pas mus pats didysis, nu, prekybinis centras didelis, Maxima, dviejų pas mus pačiuose centrinėje salininkų dalyje, tai va, tai čia irgi va, jau darbo vietų pasipildė, be abejo, ir ta pati Ikea, kaip aš, nu, mes ir šnekėjom, žmonės migruoja, to labiau yra atsiradęs tas pietinis aplinkelis, kas labai sėkmingai mums leidžia saviam mobilizuoti. O sakykite, Ramute, ką reikėtų dar padaryti, kad salininkose gyventi būtų dar patogiau? Na, aš vieną dalyką žinau, aišku, iškelti oro uostą, tai jau čia būtų gerai, toliau ten Taborą panaikinti. Ne, mes nesakom, kad jį iškelti. Mes sakome tai, kad galime priimti ten, pavyzdžiui, svečius, tokius ypatingus. Galbūt jis turėtų kitą kryptį, tiesiog pasižiūrėti tas zonas, kurios, nu, netaip plečiasi, taip kaip mūsų norėtųsi. Kitaip tariant, į oro uostą turėtų atvažiuoti prezidentai ir karaliai, o šiaip eiliniai galėtų leistis... Pavyzdžiui, Kaune, arba kaip kažkas tai buvo planuose. Nu, čia tiesiog, aišku, čia yra pamąstymui. Iš vienos miesto pusės per 10 minučių per aplinkelį gali iki oro uosto nuvažiuoti. Na, bet čia kertas interesai ir vat, už tai turbūt su to jums teks taikytis. Bet žinote, galbūt išrasti begarsiai lėktuvai. Čia, kaip man atrodo, kas lies oro uostą, tai turbūt reikės ir kitos net laidos, nes jau tuo metu... Bet yra kažkokių problemų, apie kurias dabar jūs dar nepasakėte, ar ne? Problemos tai yra pas mus tai, kad yra keliai, tai yra gatvės, nėra šaligatvių, nėra apšvietimo. Ir kadangi mes su jumis apšnekėjom tai, kad yra mokykla, yra darželis, yra tikrai daug yra gyventojų, nėra dviračių takų ir mes, kai sako, va, čia yra pagrindinė problema šiai dienai. Gerai, gal mes tuo dabar ir turime užbaigti, bet vis tiek smagu buvo bent nekivaizdžiai su jumis, Ramute, pabūti salininkose. Aš manau, kad pagerėjo orai, atėjo pavasaris. Žmonės tikrai užvažiuos pas jūs, pasižiūrės, kaip jūs gyvenate ir galbūt ypač pirmųjų švenčių metu, 1 gegužės sekmadienį, ar ne? Šeštadienį, mėlyjei, 1 gegužės šeštadienį. Gegužės 3 dieną sodinukų šventė. Ir pas mamą. Taip, ir pas mamą. Taip, kad ruoškimės. Ačiū, Ramute. Perduokite linkėjimus salininkų žmonėms iki pasimatymo. Ir primenu ryto viešne Salininkų asociacijos pirmininkė Ramutė Nalivaikienė. Likite su mumis ir salininkiečiais. Ryto svečias.